Sveikuoliai jaunuoliai, čia Šnioka ir esu vis dar Brazilijoje, sveikinas iš Brazilijos su jumis ir iš tikrųjų šiandieną labai bus įdomi diena, nes keliausime į naują vietą, naujus kalnus, kur dar nebuvau, tai žinau, kad laukia šiokia tokia kelionė su štai šitokiu transportėliu, šitas dėdė mumis vežioja su šita visur įkopiančia mašina ir po to turėsim nemenką žygį. Visai per džiunglės įdomu, turėtų būti gražu ir smagu pažygiuoti per džiunglės, apie porą valandų žygį ir tikrai gražų skrydį. Tai vat kelias dienas šokinėsiu šitoje vietoje, paskui jau važiuosiu į miestus ir galbūt tenais kažkokių veiklų nuveiksim. Tai bus matyti, kaip čia mums seksis. O dabar pradedu savo dieną ir važiuokim kartu su manim. Yes! No, grab that! Grab that! Martinez, grab that shit! No. Like this? Man, it was my... The soil. In that hole there, you guys see. Susiremontuoti reikia gatvę, kad būtų galim pravažiuoti. Ne taip lengva čia. Jau valandą su pusę. Kylam. Tikrai gerų nuotykių patiriam. Nu ką, atvažiavome, sugaišom valandą 5 minutės su visais kelio pataisimais, žvėrelio apžiūrėjimais. Ir pasirodo, čia labai trumpas haikas bus kelių minučių. Šoksim nuo rampos, gražus skrydis, easy. Puikiai dienos pradžia. Aš galvoju, kad čia šiandien 2 valandų haikinsim, pasirodo rytoj, kur eisim į žygį. Dabar šiandien vakare bus 2 valandų haikas. Tai chill pill. Su chebryte smagų šuliuką paturėsime. Ir rytoj yra paskutinė šuolių diena. Šiandien paskutinė tokia pilna diena, kur su to nebenakvosim čia. Varysim į Vitorijos miestą. Nu ką, su chebryte atėjom jau per 5 minutės iki exito. Nėra čia vietos daug, ant keliuko, va taip, rengiamės kostiumėlius ir eisim šokt į šuolį, šokius šoksim. Bus labai geras šitas nauja vieta, nekantrauju. I guess I'm filming? You are indeed filming. Yes, sir. Okay. All right, boys and girls, have fun, I love you. Yeah, buddy. It's gonna be 3, 2, 1, base jump! Koks smagus šuoliukas buvo, labai geras skrydis, labai godžiai jaučiausi, nenorėjau skleist parašiuto, nes labai gerai ėjo. Oh, fuck! That's a gnarly landing, boys! Fuck! That's why we use gloves usually. Whew. Nice one, brother! Fuck yeah, onesie power! O dabar bandom rasti kelią, kaip iš čia išeit, nes vedam pasneikėjimą pa žmonės su draugeliu. Tai va tokiais visokiais kavos laukais bandom išsikebliankščiuoti iš čia. Kažką, kurva! Žodžiu. Kažkaip reikia mums upę kirsti. Vardau, tiltuką, kaip gerai. Labai gerai. Nu, žodžiu, nuotykių pilnas kelnes. Labai patinka. Turėjau visai hard openingą. Ne, openingas normalus, bet landingą. Visai kieta. O, tiltukas. Yeah. Looks like shit. Should work. Does the job.
Tai man atrodo, biškį kostiumą suplėšiu savo, besileisdamas užpakalio. Nieko, užsiūsim, užlapysim. Pavežiojo mumis. Tokie arkliukai. Gerai, čia mus pavežiojo biškį, susigaudėm. Ką, bičiukai? Ai, very close. Vietinį žaidimuką žaidžia chebrytė. Panašu į petankę, tik kad rident reikia. Ir palies kuo arčiau šito mažo kamaliuko. Va štai šito. Oi. Wow. Smagu žaidimukas. Tai nusileisdamas suplėšiau kostiumą. Įplėšiau tokią skylę. Naudosiu specialų ripstopą, kad daugiau neplyštų ir nedidėtų ta skylė. Tai iškirpsiu, apklijuosiu. Tikiuosi dar atlaikys porą šuolių, paskui Lietuvoj surasim, kas man pataisys. Hey, little boy. Oh, he's fast. Opa, nu ką, išilsėjau. Smagiai pasilsėjau, gerą pavirnę padėjau, skaniai pavalgiam ir vėl mes ant kalno. Ką, varom ant tos pačios savo rampikės. Manau, kad vėl šoksim galbūt dviese su draugeliu, bandysim kartu suskristi, kiek išeis. Ir smagų šuolį paturėsim ir man atrodo, kad čia daugiau gal ir nebeatvarysim jau, nes rytoj jau judam į Vitoriją. Tai paliekam džiunglės, varysim į miestą. Po truputuką judėsiu link namučių. Tai va, tai dabar bus toksai paprastas šaliukas, dviese praskrisim su kostiumais. Tai va, o rytoj nuo ryto jau varysim dar į kitą vietą. Turėtų būti labai įdomus žygis, poros valandų, bet gąsdina tai ne žygis, o tai, kad praeitą kartą, kai Hebra ten ėjo, tai aptiko milžinišką vapsvų lizdą. Tokio dydžio, sakė, nes nejuokingai, nenormalios. Ir sugėlė Hebrytę. Vieni gavo po 20 įkandimų, kiti po netgi 50 įgėlimų, vienam čiūgui prasidėjo vos ne epilepsija. Žodžiu, tai tas pat labiau gąsdina, reikės kažkaip apsisaugot. Nors nesinori nieko daug rengtis per tą karštą žygį, bet nesinori būti ir sugeltam. Tai va toks rytoj laukia planelis. Pažiūrėsim, gal dar vieną šuolį rausim, o jeigu ne, tai judėsim į Vitoriją. Ir Vitorijoje ten irgi turim visokių planelių. Ir šuoliuką padarysim, jeigu oras geras nuo viešbutuko savo, kur apsistojom. Ir pasilinksminsim braziliškai. Smagus šuoliukas, šiek tiek baisus buvo. Pavalysiu kamerytę, neįsigaskit. Tai žodžiu, kitą vietą nuėjom, labai toksai sketch ir baisus nusileidimas į apačią. Taip repelint reikėjo atbulai, taip labai nejauk vienu metu, ten visiškai status tas akmuo. Tai baisiau nusileist negu ant platformos, negu šok nuo jos. Tai va, tai nežinau, galimai, kad šitas kalnas jau viskas. Atsisveikinam su juo. O, girdžiu vinksiutą. Nematau. Va. Dviese nulėkė tenais. Tai, žodžiu. Baisokoka buvo, bet viskas gerai. Per daug viso galvojau ir apie savo kūno poziciją, po to rankas keiteliojau, žodžiu, daug visko bandžiau pakeisti skrydžio metu. Paskui ant galo įsiplokštinau, šiaip nelabai patenkintas savo šitų skrydžių ir šuolių. Bet dėl to, kad kažką bandau taisyti ir tobulinti, tai kažkas nesigauna, normalu. Tai vat, žodžiu. Tada šiandien kaip ir tiek. Varom pakuot parašiutų. Tokie karvė šūdai aplinkui valiojas, nes čia karvučių daug besiganančių. Tai vat, ir nežinau, šiandien man atrodo chill, o rytoj vat laukia įdomus žygiukas ir kelionė į Vitoriją. Tikiuosi, ten geras oras bus, vėjo nebus ir tada bus gerų nuotykių.
Tai vat. Noriu valgyti. Einam valgyti. Žiauriai juokinga, nes išvarėm į kalną. Ir vieną čirelį palikom. Šitas čvelis, kur hamakė. Liko čia. Ir žodžiu išvarėm ir sakom, kur jis dingo. Nesprantam ir palikom. Čiūvą. Nepaėmėm į šuolį. Išvažiavo visas mašinas. Pasirodo, čiūvas tulikė buvo prašyko šuolį. Sako, tuo metu, kai jūs išvarėt, aš jau valiausi. Tai labai abydna. Palikom drugelį. Bet ką reiškia prašykti šuolį. Show me how it's done. Labas rytas. Labas rytas. We are manufacturing Russian pants. This is Russian pants. This is how they look like. Čiūvas ant tiek nemėgsta kelnių, kad dvigubas kojines dedas. O čia džiunglės eisim reikia būtinai su kelnių eiti. Žygį, klasikinis pusrytukas. Bananas su riešutų sviesto sumuštiniu. Garantuoja energiją. Labas rytas. Kiek čia tų valandų? 5:30 ryto. 5 kilom. Einam į Vapsvų žygį. Misiją. Bandysim nugalėti jas. O, vaikyti, koks aš neryto žmogus. Ragas. Užkilom čia naisvą. Greitai užkilom. Dabar laukia mūsų apie 2 valandų žygis. Sakė, 1 valanda. Sakė, sunki, paskui kaifas, lipti ir smagu. Ir nu ką, bandysim sunaikinti Vapsvų lizdą, nes ten sakė jų labai daug ir jos baisiai piktos. Tai kažkaip sprogdins jas. Tai tikiuosi, gal nefilmuosiu. Nu ką, užlipom. Iki 1 pertraukėlės taško, valandėlę jau lipom. O čia vyrukai ruošiasi sunaikinti Vapsvų lizdą. Viskas, ką atsinešė. Tai šitą užsidengti veidųjų, šį buteliuką su benzinu ir receptuvėlį. That's all they need. Tai va, tai Kirilas truputį skeptiškas. Benzinas jėga. Tai va, tai laukiam, kol Chebras sunaikins tas širšės, Vapsvas. Galime 2 variantai, arba sudegins visą lizdą ir viskas bus gerai, eisim toliau. Arba tik supykdys tą lizdą ir čia mums bus Lizdauskas. Please comment. Hello, all of my followers from Lithuania. Here, they firebomb what is called a wasp's nest. Is it the American Lithuanian accent? And for the Spanish speakers. For the Spanish speakers, they firebomb all. Vamos, tenemos aquí un nido de abejas que vamos a estar cazando en este momento. No olviden seguirnos en Instagram y en YouTube. Dale like a la campanita. I hope he's not even like making real words. Wait, this has been a long time coming. Fuck you, cunts. I'll go back up. Oh. No, Justin. Back. Hey, your foot right there. Yeah. Bye. Nu ką, lipam toliau. Nu ką, baisiausia dalis baigta. Apie 400 metrų užkilom į viršų, šlaputėliai. Ir dabar smagiausia dalis liko. Opa. Guys, shout rocks, please. Please don't kick stuff down. Wow. How are you, Daniela? Good. Very good. A little scratch. Nice. So where are we going? The way? That's also outside. Opa. Fū. Toksai šlapęs, neatsimenu, kada būčiau tiek suprakaitavęs. Arba saunoj, arba po ledo ritulio treniruotės, nebent šlaputėlis, visas gręžt maikė galima
Hebrytė. What's up, guys? Hola. Tokio grožio večikė. Pagaliau užlipom į patį viršų. Oi. Nu čia visai buvo rimtas žygis, 2 valandų, apie 500 su viršų metrų pakilta į viršų. Oi. Šlaputėlis visas, nuo nosies varpa prakeitėlis. Nu čia bus labai įdomus patekimas. Čia va, kur merginos stovi. Reiks tą virvę leistis šitų šlaitų žemyn. Gan stačiai. Kažkaip nenusivožt. Ten yra rampelė, nuo jos šersiu. Čia yra vienas aukščiausių tikriausiai šuolių visame šitam slėnyje. Vienas aukščiausių kalnų, aiškiai nieko nėra čia aukščiau negu esame mes. Tai bus ilgas 40-50 sekundžių skrydis. Nekantrauju praskrist. Jo, ir smagus žygis per džiunglės buvo, smagus nuotykis. Labai gerai, kad pasisekė su tom vapsvom. Neužpuolė, išdegina, gaila, aišku, jų šiek tiek, nes jos tiesiog sau ramiai gyvena, bet jos visiškai ant takelio yra. Ten lipi per šoną to akmeniu ir tavo veidas priešais jų lizdą. Tai ten, neįmanoma buvo jį palikti, nes nieks čia nebegalėtų užlipti. Tai va, ten nėra aplink apeit kaip ten tos vietos. Tai žodžiu, geras žygis per džiunglės, toks tikras Indiana Jonesas pasijutau. Tai va, o dabar biškį atvėst reikia atsigert vandenuko, suvalgyti saldainį ir šersim kraštinukas, paskutinis šuoliukas šitam slėnį. Ir kirsim, susipakuosim tarp parašiutus, pavalgysim ir važiuosim į Vitoriją. Šiandien turim ten gerų planų, gal nušoksim nuo savo viešbučio, gal dar kažką. Ir smagiai pasilinksminsim, užsisakėm smagumynų, linksmumynų, bus smagu. Oi, o rytoj skrendu į San Paulą. Ir San Paulę dar pasibūsiu porą dienų, irgi manau pasilinksminsim, jeigu tik oras duos, pašokinėsim nuo kažkokių pastatėlių. Ką draugai užžodis, ir tada namo į Vilniuką, pasilgau namučių, draugų, artimųjų, bus smagu grįžti atgal namo su tiek daug nuotykių ir pasikrovus tiek energijos. Laukiu, kol draugai užlips į šitą vat uolą, nuo čia šoks. Tai padarysiu gražių kadrų. Bus tikrai įspūdinga pačiam pasižiūrėti. Tai vat, o šiaip tai vat norėjau papasakoti apie tą jausmą. Tiek laiko va, lipi tą kalną, užsilipi, atsistoji prie to eksito. Ir iš tikrųjų ta baimė taip kirba, kad kuo greičiau norisi dingt nuo to kalno. Labai man nepatinka ilgai laiko būtent viršaus, nors iš tikrųjų čia yra visas kaifas, visas grožis. Žiūrėkite visą slėnį, kas man atsiveria. Visiškai, tai kaip ir reikėtų išbūt, pasimėgaut, bet norisi kuo greičiau nusileisti ant žemės. Nes baisu būtų aukštai, žinokit. Yra labai baisu ir visi manęs dažnai klausia, ar aš čia nieko nebebijau to aukščio. Tai fuck, labai bijau aukščio, bet dėl to ir darau. Dėl to ir darau šitą nesąmonę, lipu į tą kalną tam, kad pakutentų man pilvuką baimę. Labai sveika kartais smarkiai išsigąst, nes tai labai nunulina, nuleidžia ant žemės, įžemina baimę ir labai sveika, manau. They're leaving. Might be because of the rain. Užpuolė vapsvos, belė koks piečis, pisom nahui, bėgom, belė ką. Ai, sau. I think they're gone. I think they're gone. Look at that. What is it? The last drop. Where the cactus is. No. Like really down there. Eik tu sau, kaip nejauku. Man nejauku.
Žinokit, hebra, jeigu dainuosit, tai bus lengviau. Svarbiausia, judint savo lūpas, burną. Baimė negali bijoti niekaip. Oi, oi, oi. Jau kaip čia statu. Gerai, kad aš stiprus ir išlaikau save. Visą svorį ant rankyčių. Not there yet. Fuck. Na ką, šlykštesnioji dalis baigta. Viskas gerai. Viskas gerai, Martynai. Whew. 3, 2, 1, base, jump! Oh, this is such a cool video. Yeah, Martinez! My boy! He's fucking moving. Holy shit. Beautiful. Wow, 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 wow! Woo! Fuck yeah! Woo! Eik tu šik, koks geras šuolis! Nežinau, kur dėtis. Fuck yeah! Bano čia, ką tik roviau, čia atskridau, įstačiau parašiutą ir esu nusileidęs. Wow, koks tai šuolis, jūs neįsivaizduojat. Kokio smagumo, koks ilgas skrydis, tasme... Netelpa smegenyse. Termite, exit. Vadinasi šitas šuolis Termite. O dėl to taip vadinasi, nes kai atsispirt reikia šokį nuo buvusio nebegyvo termitų lizdo. Wow, esu kiaurai šlapęs, žiauriai pavargęs nuo lipimo, bet super laimingas. Kraštinukas, paskutinukas, mūsų šaliukas. Čia naisva. Važiuosim iš gamtos atgal į miestus. Wow, kokia puikia dienelė, ta prasme, dar tik tais 9 ryto. Tai vat, šiandien anksikėlęs, daug nudirbsi. Darbelio. Daniela, puikiai praskridus. Oi, kokia gera diena. Oi. Opa. Kokie laukai. Fuck yeah! Guys, please run to Kirill canopy. What? He landed there. Run. What happened? It's a bad exit. Guys, let's go. Let's go. Leave it stuff here. Kažkas Kirillui nutiko. Varom ieškoti, ar viskas gerai. Yeah. Fuck. I saw it that way, like behind those trees. Žodžiu, tai Kirillas nusileido kažkur belekur. Dabar varysime ieškoti, kažkas buvo blogai su exitu ir kažkas blogai su parašiutu, nes nusileido. Bibi žino, kur va tenais kažkur į kalnus. Tai pradėsim gelbėjimo operaciją, nes reikia jį iš ten ištraukti. Tai ir sraigtasparnį tikriausiai kviesim, arba patys bandysim kalbėti šiandien labai aukštai ir kažin mes patys galėsim pasiekti. Tai kažkaip kitaip reikės jam patekti. Žodžiu, raportuosiu vėliau. Tai update'as dėl Kirillo, iš tikrųjų nieko daug nežinom. Kažkur va šitoje vietoje turėtų jisai būti tose medžiuose. Iškviestas sraigtasparnis, keli žmonės užkilo į viršų su dronu, bando jį surasti. Bet manau, kad jis bus taip aukštai, kad tenais nei pakilt neįmanoma, nes ant šlaito bus, nei jam nusileisti. Tai atvarys helikopteris, jį ištrauks. Nu, reikia tikėtis, kad gyvas, nes buvo po kupolų įsiskleidęs, tai leidosi tikriausiai į medžius. Manau, kad yra tiesiog pastrigęs medyje aukštai, su vinksiutu, nelabai gali gal net telefoną įsitraukti ar kažką padaryti.
gal be sąmonės, gal su sąmonė, liktais Daniela užkilo su motociklu, susimedžiojo, čia susigaudė vietinį, užkėlė ją, šūkavo, sakė, liktais girdi, kad kažkas atsišaukė. Bibi žino, ar ten Kirilas atsišaukė, ar kažkas, bet tikimės, kad viskas jam gerai. Labai išlykštus jausmas būt ant žemės ir nieko negalėt padėti draugeliui. Labai nejauku. Norėtųsi kažkaip jį išgelbėti, jam padėti, bet vienintelis dalykas, ką galiu daryti dabar, tai tiesiog laukti čia, laukiam sraigtasparnio. Ir manau, tai vienintelis būdas jį nukelti. Tai labai tikiuosi, kad jisai gyvas. Chebra paėmė vandenuko, išlėkė į kalną ieškotojams nusiųsti vandens šiek tiek, kad kas ieško ant kalno turėtų atsigerti. Problema ta, kad ant kalno negali atskristi dabar sraigtasparnis, kol neatvažiavo ugniagesiai, neįvertino situacijos ir patys neiškvietė sraigtasparnio. Tai neskrenda sraigtasparnis, visgi Kirilas, Bibi žino, ar gyvas kabo, laukim už 3 minučių esančių ugniagesių, kad atvažiuotų padėti apžiūrėti situacijos, bet ten prieiti neįmanoma. O blogiausia, kad ką tik pamačiau video filmuotą nuo pačios kito draugelio, kaip jisai šoko. Turėjo labai blogą exitą, vartėsi, taip atrodo, kad švedėjo, kad piso į kalną ir nuo smūgių įslydė parašiutas, tai reiškia tik vieną, kad tikriausiai jis nebegyvas. Nu, bet žiūrėsim, tikimės geriausia, kad gal lygtais su galva netrenkia, tai gal tik šiaip susilaužęs bus kažką, bet išgyvenęs labai tikiuosi. Kai pamačiau videose, tai jau kažkaip praradau visas viltis dėl Kirilo gyvybės, nes matėsi smūgis į uolą. Baisus videosas iš tikrųjų, bet turim gerų naujienų. Pirma iš jų ta, kad per draugus ir per pažintis, kaip ir visame pasaulyje, per pažintis suveikėm tas sraigtasparnį, kad skristų tiesiai, o nelauktumėm dar tų ugniagesių nelaimingų. Skrenda tiesiai sraigtasparnis jau čianais, turėtų tuoj būt. Ir rado Chebra jį, rado Kirilą su drono pagalba ir panašu, kad jis gyvas. Tai ačiū Dievui, nes kūrėme kaip labai norėčiau šitą video sudaryti in memorial draugo atminimui. Tai žodžiu, tikėkime, kad kiek įmanoma sveikesnis bus, bet kažką susilaužęs tai bus garantuotai nuo tokio smūgio, kad ir nestipraus, bet kai tu jau esi free fall ir krenti, tai nėra šansų, kad sveikas įsisuksi, tai tikimės, kad reikia dabar kuo greičiau iš to medžio ištraukti ir vežti į ligoninę, negaištant nei kiek laiko. Tai, bet ačiū Dievui, panašu, kad jis gyvas, svarbiausia. Tokiuose kambariukuose čia gyvenam. Tokie kambariukai, gerai čia pabuvom. Tai va, o dabar naujienos dėl Kirilo, tai yra tokios, kad viskas gerai, sraigtasparnis įskraidino jį į Vitoriją, į miestą, iš kurio mes skrisime, tai važiuojam dabar, susirenkam greit šmutkės ir važiuojam į ligoninę pas jį, į viešbutį apsistot. Nu ir žiūrėsim, tikiuosi viskas bus gerai, nebūsim baisiai subirėjęs jisai. Labas rytas, nauja diena išaušom. Tai va, tai ką, žinau, noriu biškį updatinti, kaip ten ta situacija mūsų su Kirilu, su draugeliu. Tai iš tikrųjų labai džiaugiuosi, nes viskas labai gražiai susiklostė. Panašu, kad jis iš šito viso reikalo išeis su keliais nubrozdinimais tik tais. Sulūžo, vienintelis lūžis yra skruostikaulyje, kažkaip vidiniai pusė ten lūžo, tikriausiai reikės operacijos. Buvo daug baimių, kad yra akis pažeista, nes čia viskas užtinė belia kaip ir kad tas kaulas galėjo pažeisti akį ir kad galėjo net likti aklas, bet patikrino daktaras ir būtent akį kažkaip pasižiūrėjo ir viskas sakė tvarkoj su to akim. Tai žodžiu, sunku patikėti, kiek čia viskas gerai baigėsi, nes gal paaiškinsiu, dėl ko man sunku patikėti, kad jums būtų aiškiau truputuką, kas čia per situaciją atsitiko. Tai gal neaiškiai nuo pat pradžio papasakojau, tai iš esmės čiuvelis į uolą kalė laisvam kritime. Jisai šoko nuo uolos, skrido su kostiumu, po 4 sekundžių skrydžio kalė į tą uolą
ir antrą kartą kalė dar po 4 sekundžių. Tai čia reikėtų paskaičiuoti, koks čia jo greitis turėjo būti, bet jisai laisvų kritimų skrisdamas trenkėsi į uolą, ne po kupolų, kas būtų atrodytų dar suvokiama. O šiaip nežinau, nei vieno pasaulyje žmogaus, kuris 2 kartus būtų trenkęsis į uolą ir išgyvenęs laisvam kritime. Tai po antro smūgio panašu, kad pats parašiutas nuo smūgio išsiskleidė ir išsiskleidė taip tobulai, nes galėjo išsiskleisti, pavyzdžiui, tiesiai į uolą ir jis būtų ten daužęsis į tą uolą N kartų, o išsiskleidė taip tobulai, kad nunešė jį į medį. Ačiū Dievui, jis tą medį nusileido, suminkštino smūgį irgi tai, nes jis buvo be sąmonės po kupolu jau. Tai vat, ir žodžiu, po ilgos operacijos viskas taip gerai pasisekė, nebuvo saulės, buvo apsiniaukę. Tai būtų jis ten kepęs ant tos saulės, jis ant 3 valandas, kol jį ištraukė iš tos vietos. Sraigtasparniai čia irgi tokie šūdini, kad net neturi kaip nusileisti jo paimti iš apačios. Neturi to krepšio, kur nusileidžia ir pakelia. Tai žodžiu, tai tasme, ten sugebėjo Hebra, ten, jeigu ne vietiniai, ūkininkai ir tenais vietiniai būtų ragas, būtų žuvęs. Nes atvažiavo ugniagesiai, nevykėliai, kur nesugeba nieko, nesupranta, kaip ką daryti. Žodžiu, tai realiai mes patys su tais vietiniais jį tenais ištraukėm ir išgelbėjom iš to medžio, iš tų džiunglių. Ir sraigtasparnis dar po to nuvežėm iki sraigtasparnio, nes sraigtasparnis tiesiog nusileido pačioj slėnį ir viskas. Antiek čia jūslės, nu žodžiu. Tai nieko nuostabaus, bet esmė, kad atvarėm čia į tą ligoninę, į Vitorijos miestą, padarė vakar jam ten daug tų tyrimų, dar šiandien daro, dabar perkėlas į privačią ligoninę. Tai viskas, nusakau, sunku patikėti, kad taip geražiai įsisukt galėjo čiūvas, nes čia turėjo tik mirtimi baigtis. Tai čia lucky as fuck. Tai žodžiu, labai geros žinios, geros naujienos ir mes sąžinę galiu keliauti toliau, nes šiandieną turiu skristi į San Paulą. San Paulė kelias naktis turėsiu ir tada jau varau atgal į Vilnių, į Lietuvą. O Kirilas su Daniela, mano draugai iš tą porelę, lieka dar čianais, Vitorijai, lauks toliau žinių, kada jie galės keliauti, nes aišku norės grįžti, jie Šveicarijoje šiaip gyvena, tai norės grįžti į Šveicariją ir ten tikriausiai daryti visus gydymus ir tęsti viską. Bet kol kas manau, kad dar negalės jisai keliauti. Nu tai vat, tai laukiam tų naujienų, bet viskas labai gerai baigėsi ir labai džiaugiuosi savo draugą ir draugę, nes buvo sunku žiūrėti ją, kaip jai reikėjo visą tai reaguoti. Ir aš lygiai taip pat nenorėjau laidoti dar vieną draugą šitam sportui, tai žodžiu, stebuklai įvyksta ir aš buvau liudininkas vieno iš didžiausių stebuklų, kokį galėjau pamatyti savo gyvenime. Tai yra neįtikėtina, tai nėra nerealu. Tai vat, ką, duosiu žinių ir po to papasakosiu, ką gero nuveiksiu San Paulė. Atvariau į San Paulą, viešpatį radau sauną, tai nieko nelaukdamas tiesiai į tą saunelį lindau. Labai šiaip fainas kambariukas, toksai erdvus, nemažas. Ir žodžiu, ką norėjau pasakyti iš tikrųjų, tai kad šiais metais, netgi gal daugiau, net jau nuo praeitų metų, labai intensyviai ir dažnai pradėjau vaikščioti į sauną. Praktiškai einu kokius 3 kartus pirtintis per savaitę, kartais net ir dažniau. Ir manau, kad būtent tai man ir padėjo taip lengvai pakelti karštį Brazilijoje, nes dauguma draugų nieko nejudėdami prakaitodavo ir skųsdavosi kaip sunku ir karšta. O man visai normaliai buvo ir yra vis dar. Tai va, vaikščiokit į sauną, labai gerai, sveika. Jau. Sveikučiai, šiandien įdomią misiją turiu. Ne pačiam čia saugiausiam rajone sukraliojusi San Paulą, bandžiau nusipirkti naują kamerą, nes maniškai, kaip žinote, pamesta. Bet nepavyko jos gauti, labai brangios ir panašiai, brangiau negu Lietuvoje pirkti. Tai nusipirkau selfie sticką, gal jisai man kažką pagelbės. Gal ir būsiu nenufilmavę šitą šuolio, bet atėjau prie vienos vietos, ką planuoju dabar nuveikti čia San Paulė. Tai žiūrėkit, kokį čia pastatą turiu. Opa. Šitas vaikinukas, šitas pastatukas bus tuoj nušoktas. Planuoju nuo jo nuvaryti šuoliuką. Labai daug tik žmonių čia, nes čia vat realiai nusileidimo aikštelė.
į šitą tiltą leisčios. Labai daug žmonių. Nežinau, kaip čia reikės jų nenupis nuo vaizdo. Bet panašu, kad vėjo nėra. Blemba, gal reikia be to selfie stiko šokti, bet bus nenufilmavęs jums šuolio. Na, nepatikėsit, kad jis įvyko. Žodžiu. Blet, gal čia kažkaip ir pataikysiu. Baisu, žiauriai, nes labai daug žmonių čia leistis. Tarp visų tų žmonių gali būti pavojinga. Norėčiau kažko nuspirt ir užgauti, ir užsigauti pats. Bet erdvės čia daug, platu, gera danga. Gal reiktų rytoj anksti ryte geriau šokti. Nu, pasižiūrėsiu. Dar bandau eiti tą viešbutį, nes čia yra viešbutis už manęs. Tą viešbutį užsiregistravau, tiksliau nusibūkinau nakvynę. Nenakvosiu čia, nes čia rajonas, ne kažką. Bet nusibūkinau nakvynę, eisiu, tuo įsičekininsiu. Tik nuėjau apžiūrėti nuslydimo aikštelę. Nu tai, ne, va, laukiu įdomus nuotykis. Tikiuosi, jeigu pavyks pakliūti ant viršaus. Jis visai komplikuotas patekimas. Žiūrim. Nelengva čia pakliūti tą viešbutį, daug apsaugos ir visko. Visur turi va tokius dalykus praeiti. Pakonfirmina. Tokį kambariuką įsinuomavau. Gera skylė. Wow. Kiek čia kainavo? Gal 10 eurų. Toksai va. Nu ką, ar dabar ieškosiu, kaip čia pakilti ant to stogo. Pažiūrėsim, ar pavyks. O, my gosh, kokia misija įdomi, solo misija. Telefonas susigraudinėja, tik minusas toksai va. Nu va, susimeistravau tokį va daiktą. Kažkokį va prisirišau su virvė kažkaip tai. Žodžiu, tikiuosi nepamesiu. Be telefono man ragas būtų. Nu tai dar bandysiu paieškoti patekimo ant stogo. Radau praėjimą į tokį vat, kaip ir, nu, fire escape'ą. Užsiklijavau, kad duris neužsitrenktų. Užsidariau, kad čia atsidaryti, jeigu ką. Dabar turės apie 22 aukštus lipti viršun. Pačiam virš turi būti skylė patekimas ant stogo. Tai žodžiu. Bandau ieškoti patekimo. Čia daugiau durų atidaryta. Nu, žodžiu, žiūrėsim, kaip čia gausis viskas. Stresiuko yra baisus dėl tų daug žmonių, kad tenais nuslydimo aikšteliai pilna žmonių vaikšto. Gal reikės daryti ryte, atvaryti geriau, bet nu žiūrėsim, kaip su patekimu, bandom. Nu ką, užkilau, toks miesto grožis. Čia yra uždaryta, bet šitoje vietoje yra skylė. Bandysiu pro ją pralysti kažkaip. Hebra tilpo, bandysiu raštilpti. Nėra jauku, nes va virš tokio šūdo būni, bet manau, kad viskas bus tvarkoj. Yra į ką įsikibti. Tvirta. Žodžiu, nuotykiai, važiuojam. Pataisom, varom toliau. Nu ką, radau patekimą į viršų pagaliau. Nejauku biškį pučia vėjas. Tai va, šoksiu iš ano galo, iš tenais. Ir šoksiu, paskrisiu taip ir leisiuosi šitą pėsčiųjų taką. Planas B, tenais yra šitą stovėjimo aikštelę. Tikėkime, neprireiks plano A. Plano B tiksliau, iš čia vėjas pučia, tai į tą pusę reiktų leistis. Ai, man tik tie žmonės nepatinka. Tiek daug žmonių. Kažkaip ant jų galvų nenusileist. Palauksiu gal kažkiek. Ruoštis einu, dėtis parašiutą. Ruošime šuoliui. Tikrinu kamerą. Bet laikosi, kad
Baisu. Sėkmytės kebrytę palinkėkit. Ok. 3, 2, 1, eis. Wow. Nu ką, renkame šmutkės pisą nahui iš čia. Sio, ką tik pavyko šuolis. Pisu iš čia. Kažkur pasislėpsiu, susidėsiu parašiutą, kad nuo akių netrukdyt žmonėms, neerzinti nieko. Einant savo, kai buvo baisu. Vėjelis toks biškai ne visai palankus, bet nieko. Viskas gerai. Išgyventa, galiu dabar ramiai sau gyventi. Varau nuo akių. Va, policija. Nuo policijos prie pat nusileido. Opa, hello. Nu ką, staigiai šokau į taksą, įsikviečiau Uberį, nes čia geriausias Uberiu keliaut, baisiai pigu Uberiukas. Prie pat pasirodo policijos nusileidau, ten šalia manęs, kur aš nusileidau, sėdau į taksą, šalia policijos stotis kažkokia yra. Vaikšto ten jie apsiginklavę, bet aš gerai ten nulindau į apačią pasislėpęs, susidėjau viską į kuprinę, kad neatrodyčiau, kad su parašiutu vaikštų šalmu ant galvos. Tai žodžiu, staigiai operatyviai pavyko dingti iš vietos, viskas super sklandžiai. Labai nepatogu buvo rankų iššokti telefoną laikant, nes tos rankos reikia parašiuto vairavimui ir, nu bet, vat matot, toksai kadras ir gavosi dėl to vidutiniškas, nu bet sukaus iš situacijos, ką? Tai būtų gerai, kad kontribivant sumestumėt biškį ant kamerytės, nes tokių kadrų patys nori žiūrėti matyt. Tai vat, būčiau dėkingas, jeigu prisidėtumėt prie mano šuolio, į kontribi linką numesiu, ir yra aprašymai, jeigu kam. Tai vat, nu ir ką, manau, kad čia panašu, kad baigėsi mano kelionė. Rytoj jau lėktuvą į oro uostą ir skrendu atgal į Vilniuką. Labai pasiilgau visų draugų, šeimos ir tiesiog jau nekantrauju grįžti namo, nors kelionė buvo neįtikėtina ir nuostabi. Žiauriai džiaugiuosi aplankęs Pietų Ameriką, Braziliją, nuostabi šalis, labai patinka. Tikiuosi sugrįžti. Neužilgo, nes yra labai dar daug ką čia nais nušokti. Tai va, tai ačiū, kad žiūrėjot, palaikinkit, pasubscribinkit mano kanalą, pasidalinkit su draugais ir jo, susimatysim kažkur, kažkada neišvengiamai. Čiau. Na, beje, tai padariau visoj sumoj 15 šuolių, tai labai gera kelionė, 15 šuolių, vienas nuo pastato, visi kiti nuo kalnų ir daug įdomių naujų eksitų. Tai tas tai produktyviai gavosi, aplankiau daug vietų naujų, skaniai privalgyta. Zaibys. Zaibys? Zaibys. Labą dieną, zaibys.